Su tavim Gedas Sakalauskas ir šiandien papasakosiu apie traumos atsiradimo eigą. Ką, pasiruošęs? Būtent taip reaguoja tavo kūnas, kai tu vėl bėgioji su skaudančiu keliu. Norint atsekti traumos atsiradimo priežastį, mes turime suprasti, kokie veiksniai mus vedė iki jos. Kurioje vietoje mes save perspaudėme arba visiškai nekreipėme dėmesio. Man labai patinka ši frazė. Jei nemylėsi tu pats savęs, nemylės ir kiti tavęs. Nebijok, aš nepriekaištauju. Aš tiesiog noriu padėti tau. Šiandienos tema duos tau įrankius ir idėją, kuri padės tau plačiau pažvelgti į problemą, rasti ilgalaikį poveikį turinti gydymo planą. Žmogaus kūnas dirba 3 režimais. Tai pirmas – normalus režimas, kada viskas funkcionuoja ir veikia nepriekaištingai. Tada yra antras režimas – hiperaktyvus režimas, kurio metu kūnas kompensuoja. Ir trečias režimas – hipoaktyvus, kuriame pasireiškia trauma arba liga. Paimsiu labai paprastą pavyzdį. Mūsų kūnas dirba maždaug taip. Įsivaizduokite, kad mes važiuojam automobiliu per autobamą, kuriame negalime sustoti. Nes jeigu mūsų kūnas sustos veikti, mes mirsime. Todėl visą laiką turime judėti, turi vykti procesai. Mes važiuojam, viskas gerai, 7 bėgių, naujausias BMW, viskas efektyvu, kuro sąnaudos ekonomiškos, mes važiuojam greitai, kažkas mus lenkia, kažką mes lenkiam, bet veiksmas vyksta. Tai yra pirmasis režimas, kai viskas veikia ir visi procesai yra tvarkingai įgyvendinami. Tačiau mūsų spidometre atsiranda klaida. Ir ta klaida rodo, kad mes turime slėgio padangoj problemas. Atrodo lyg ir nieko, galim tęsti kelionę, gal kažkas išsispręs ir nebus problemų. Tačiau po kelių 10 kilometrų mes pamatome, kad mūsų automobilis yra vis sunkiau valdomas, padangoje mažėja slėgis. Krenta ir efektyvumas, ir ekonomiškumas, kadangi mes turime daugiau reikalų sutvarkyti variklio apkrovą. Tačiau dar po kelių 10, o gal net 100 kilometrų, atsiranda dar viena klaidelė, mūsų variklis yra perkaitęs. Ir štai čia prasideda simptomai. Mes pabiški pereiname į hipoaktyvumą. Tai yra ligos stadija, kada atsiranda simptomai, mums pasireiškia nuovargis, mes nebegalime taip efektyviai dirbti ir trukdo gyvenimiškos situacijose. Ir mes jau pradedam ieškoti, kur čia tas servizas, nes mes jau jį pravažiavom, gal kažkur jisai turėtų būti, bet jo nerandam. Reikia toliau važiuoti. Kurį laiką? Taip važiuodami su savo automobiliu mes suėdame variklį. Nebeturime kuro ir turime labai didelę problemų grandinę. Ir štai mes atrandame servizą, nuvažiuojame į jį. Ir mums pasako variklio tvarkymo kainą. Mes jį sutvarkome, viskas gerai, investuojame ir sėdam vėl į tą patį automobilį ir vėl važiuojame autobamą. Ir prisimenam, kad ogi padangos tai nepasikeitė. Ir vėl visas procesas iš naujo. Mes vėl kaitiname variklį, vėl ieškome servizo ir tęsiam kelionę su tom pačiom problemom. Būtent apie ką aš kalbu, kad problemų ir traumų atsiradimo priežastis yra dažniausiai visa virtinė. Jisai turi visą įvykių grandinę. Ir labai svarbus aspektas yra atrasti, nuo ko prasidėjo problema, ją ištaisyti nuo pirminių priežasčių, tvarkant visas padarytas žalas. Tai dažniausiai reikalauja žmogų sustoti, pamažinti krūvį, daugiau ilsėtis, pakeisti gyvenimo būdą, kad jis vėl galėtų įvažiuoti tvarkingai ir be problemų tęsti kelionę autobame. Apibendrinant, mūsų kūnas veikia 3 režimais. Pirmas režimas
normalus, antras hiperaktyvumas, trečias režimas yra hipoaktyvumas, liga. Labai svarbu yra išgirsti tą pirmąjį signalą, kada atsirado problema, suprasti, kur nuleido padangą jums ir žinoti gydymo eigą.